Iki šioje laidoje norėčiau papasakoti apie saulės kolektorius. Kaip galima ruošti karštą vandenį, nenaudojant elektros energijos. Karštas vanduo ruošiamas paprastu būdu iš saulės energijos. Šis saulės kolektorius yra atviro tipo, jis yra beslėgis. Talpa esanti kolektoriaus viršuje yra užpildyta vandeniu, o saulės kolektoriaus elementai sugeria saulės teikiamą šilumą ir paverčia karštų vandenį. Šis renginys skirtas karšto vandens ruošimui. Tai yra veiksmingas 9 mėnesius nuo vasario pabaigos iki lapkričio pabaigos. Šis renginys pradeda veikti tuo met, kaip jau prasideda saulėtos dienos. Vandens temperatūra priklauso nuo lauke esamos temperatūros ir saulės skaidrumo. Temperatūra karštą vasaros dieną gali sukilti iki virimo proceso. Užviręs vanduo kolektoriuje paprasčiausiai nugaruoja. Jam papildomo nereikia jokio nuvedimo, kad kažkur nuvesti bereikalingą temperatūrą. Saulės kolektoriui žiemą galima išleisti vandenį arba palikti viduje. Nuo užšalimo, jeigu yra paliktas vanduo viduje, apsaugo įmontuotas į kolektoriaus talpą tenas. Jei vanduo iš talpos kolektoriaus yra išleistas, elementuose likęs vanduo išgaruoja savaime nuo temperatūrų svyravimo. Kolektoriai gali būti atviro ir uždaro tipo. Uždaro tipo kolektoriuose reikėtų pagalvoti apie akumuliacinę talpą ir karšto vandens nuvedimus į skalbimo mašiną, indaplovę, šildomus gyvatukus žiemą vasarą, recirkuliacijos linijos pagalba ir kitais būdais, kuo daugiau naudoti karštą vandenį. Nes žinom, kad saulės didelė temperatūra vandenį užvirina iki virimo būsenos. Atviri saulės kolektoriai gali būti valdomi automatika arba gali būti dvivamzdė sistema. Principas panašaus užpildymo kaip tualeto bakelis. Šaltas vanduo pasiduoda, kada nukrenta tūris ir tuo būdu papildo saulės kolektoriaus talpą. Saulės kolektoriaus valdiklis valdo vandens lygį saulės kolektoriuje. Galima užstatyti programą, kad būtų dienos metu priruošta 150 litrų karšto vandens, išnaudojus apie 80 litrų, jums ryte nepildo anksti vandens, o užpildo tik tais kokią 10 valandą, kad jūs galėtumėt naudotis likusiu karštu vandeniu. Nes kaip žinome, ryto saulė nėra tokia kaitri kaip pietų ar pavakarių saulė. Pačio saulės kolektoriaus sumontavimas nėra sudėtingas, tik reikia techninių žinių. Gali būti pajungiamas vienvamzdė sistema, kaip šaltas vanduo pakyla į viršų, tuo pačiu leidžiasi karštas vanduo atgal, arba dvivamzdė sistema. Tai yra jau kaip bakelio principas, kada pastoviai vanduo šaltas pasiduoda į kolektorių ir karštas vanduo jau grįžta kitu vamzdžiu. Šis saulės kolektorius atviro tipo yra skirtas tik karšto vandens ruošimui. Uždaro tipo saulės kolektoriais galima ir šildyti patalpas. Tik reikėtų pagalvoti, kur sunaudosime karštą vasaros dieną pagamintą karštą vandenį. Ar turime baseiną, ar turime didelę akumuliacinę talpą, nes kaip žinome vasarą visi namus šaldo, o mes juos šildysime. Šis kolektorius pagamintas iš nerūdijančio plieno. Pati talpa ir rėmas, einant laikui, jis nesurūdys. Saulės kolektoriaus elementai atlaiko 2 cm dydžio ledo krušą. Saulės elementui sudužus jį keisti yra labai paprasta. Kolektoriaus viršus yra patepamas muiluotu vandeniu, kad gautų slydimą, ir dedamas į saulės kolektoriaus talpą, kur yra užpildamas vanduo. Paprasčiausiai stumimo būdu įsistumia ir pasistato atgal į savo padėtį. Šiam įrenginiui yra suteikiama 2 metų garantija, atliekame montavimo, garantinį ir po garantinį aptarnavimą. Skaičiuojant šiuolaikinę elektros kainą ruošti karštam vandeniui, galima paskaičiuoti, kad 150 litrų talpos boileris suvartoja apie 150 litrų kainuojančios elektros. Tai skaičiuoti atsiperkamumą, šis saulės kolektorius jums turėtų atsipirkti per 3 metus. Nes šito kolektoriaus kaina nėra aukšta,